Sveiki visi, šiandien Service 007 noriu pademonstruoti jau pakankamai dažnai pas mus daromą darbą, tai yra būtent Landirenzo dujinės įrangos montavimas į hibridinį automobilį. Tai šiuo atveju turim antruką Toyota Prius automobilį. Tikrai jau ne viena dešimtis šių automobilių yra pas mus sumontuotų dujų važiuoja keliuose, sakykime taip. Iš praktikos galim pasakyti, kad šitie automobiliai vartoja maždaug tarp 6 ir 6,5 litro dujų mieste. Tai yra miestinis automobilis, tikrai puikiai suderinamas su dujinė įranga, važiuoja 100% dujomis, be jokių tenai intarpų ar kažkokių tai procentų benzino. Būtent su gera sistema Landirenzo itališka mes neturime ir negirdime jokių vožtuvų klaksėjimų tiek priekyje, tiek gale. Turim idealiai švelnų arba kitaip tariant, nestipriau juntamą perėjimą iš elektros į dujas. Iš elektros startuojant tiesiai dujas be jokio benzino intarpo. Na ir panaudodami tokias funkcijas kaip degimo ankstinimą, iš esmės anksčiau trūkšdami kurą, leisdami tam kurui sudegti truputį ilgiau degimo kameroje, mes turim, kaip minėjau, ne tik idealiai maksimaliai geras kuro sąnaudas, bet be abejonės ir tausojame patį variklį, turim sklandų važiavimą, automobilio dinamiką. Tai va, tikrai pakankamai populiarūs modeliai, tikrai puikiai, kaip minėjau, važiuoja dujom ir aplamai yra viena iš tokių turbūt patikimiausių miesto automobilių, sakykime taip, jie tikrai tų gedimų turi labai mažai ir tų kilometrų suka labai daug. Per metus sugeba nuvažiuoti praktiškai, jeigu tai yra pavėžėjo paslaugom naudojami automobiliai nuo 70 iki taip 120 tūkstančių kilometrų. Visus tos kilometrus šie automobiliai įveikia praktiškai be jokio dujinės įrangos remonto. Ko puikiausiai tokį kilometražą atlaiko tiek dujų reduktorius, tiek dujų purkštukai. Negenda jokie slėgio davikliai. Vienintelis dalykas, ką reikia keisti, tai rekomenduoja kas 15 tūkstančių iš esmės dujinės fazės filtrą, kuris yra čia lengvai prieinamas, lengvai pasiekiamas, lengvai keičiamas. Apie pačius komponentus, tai turim patį valdymo bloką Landirenzo Evo. Visas dujinis įrangos laidynas yra sugrupuojamas, įvelkamas į gofras, kurios yra papildomai izoliuojamos lygiai taip pat kaip yra padaryta su originaliu Toyotos laidynu jau pačiame variklio skyriuje. Pats reduktorius yra sumontuotas štai šitame kampe, dujiniai purkštukai, Landirenzo filtras ir slėgio daviklis. Viskas yra padaryta iš esmės taip, kad mažai trukdytų, sakykime, variklio skyriuje kitiem komponentam, kad būtų galima greitai, patogiai, paprastai, sąlyginai tą sistemą aptarnauti, kad tie aptarnavimai netruktų labai ilgai, kad būtų nesudėtingai, be abejonės, ne taip jau brangiai daromi. Tai va, taip yra viskas sudėta variklio skyriuje. Turim pagrindinį saugiklį dujinės įrangos, kuris yra irgi patogiai išvestas, kad nereikėtų nieko nuiminėti ar ardyti, tai va čia mes galime jį parodyti ir pasikeisti. Tarp kitko, per tech apžiūrą reikia to saugiklio vietą žinoti ir ją parodyti, bent jau dažniausiai. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Pats dujų mygtukas salone pas Priusus dažniausiai yra montuojamas truputėlį kairiojo vairo. Čia šiuo atveju mes turim jį laisvoje vietoje esančioje kairiojo vairo. Kai kurie renkasi jį truputį aukščiau netgi iš to plasmasę, bet čia toks labiau skonio reikalas. Tai va, mes čia nesunkiai galim keisti režimus iš benzino į dujas arba atvirkščiai, plus matom dujų kiekį balione diodo ant mygtuko pagalbos. Pildymą padarom prie benzino užpilimo, viskas gražiai pasislepia po dangteliu, o užpilimo gražiai užsidaro, atidarom, įsisukam perėjimą, užsipilam dujų. Perėjimas yra duodamas, taipogi yra duodamas ir apsauginis toksai maišelis tam perėjimui, kad tų kvapų tas perėjimas ilgainiui neskleistų. Na, o balionas yra montuojamas atsarginio rato vietoje. Kai kurie automobiliai, vairuotojai ar klientai pageidauja susimontuoti maksimaliai mažą balioniuką tam, kad atseit užsidarytų tas viršutinis dantis. Galim pasakyti, kad net montuojant 33 litrų dujų balioną, į kurį užsipilsit apie 26 litrus dujų, vis tiek jisai idealiai jums ir gražiai neužsidarys, jisai lieka kažkoks tai kalnas, ta prasme, iš esmės, atrodo jisai kažkaip taip. Tai arba va taip, jeigu pats mažiausias balionas, na, aš nemanau, kad tai yra kažkoks geras variantas. Tai šiuo atveju mes montuojam 48 litrų dujų balioną, į jį susipila nepilnai 40 litrų dujų, plus mes turim čia nišą, kurią galima išnaudoti, susidėti kažkokiam daiktam, o atsarginį ratą jau vežiotis ar ne, tai jau čia yra kiekvieno asmeninis pasirinkimas. Naujuose automobiliuose tokio dalyko kaip atsarginis ratas aplamai nėra likę, tai manau variantas ir čia yra įsidėti tam tikras remontinės putas bei kaiščius kažkokiam viniui arba kažkokiam varžtui ištraukti iš padangos ir jas susiremontuoti. Na, bet čia vėlgi kiek žmonių tiek nuomonė. Tai va, tai tiek apie patį Landirenzo dujinės įrangos montavimą į hibridinius automobilius. Jeigu kažkokiu turite klausimų, klauskite, o jeigu norite susimontuoti, be abejonės kontaktuokit, mes tikrai pagelbėsime.